Greitai ateis žiema. Tai sunkiausias metų laikas žvėreliams ir jie ruošiasi sutikti žiemą. Ežiukas nuo šalčio pasislėps savo guolyje. Ten ežiukas prisinešė daug sausų lapų, todėl jo guolis minkštas ir šiltas. Lokys užmigs gilių miegų savo irštvoje. Jis prisėdė daug miško uogų, šaknelių, medaus ir žuvų, todėl ramiai miegos iki pat pavasario. Kiškis žiemai keičia kailiuką, iš pilko į baltą. Naujas kailiukas ir šiltesnis ir mažiau pastebimas žiemą. Taip kiškis slepiasi nuo savo priešų, lapės ir vilko. Voveraitė taip pat keičia kailį iš rudo į pilką. Voveraitė gyvena medžių drevėje. Visą rudenį ji rinko riešutus, kankorėžius ir gėles, todėl per žiemą neišalks. Briedis žiemą minta medžių šakelėmis ir žieve. Tai didelis žvėris, jam reikia daug maisto. Žiemą jam padeda girininkas, jis atveža šienų, daržovių. Stirnoms žiemą taip pat sunku prasimaitinti, joms taip pat turi padėti girininkas. Stirnos rudenį ir žiemą telkiasi kur saugiau ir daugiau maisto. Minta įvairiais žoliniais ir sumedėjusiais augalais. Lapė ir vilkas žiemai taip pat keičia kailį storesniu, tankesniu, kitaip sušaltu. Tai nereiškia, kad žvėris nusimeta kailiuką ir apsivelka kitą. Jiems palaipsniui užauga kitas tankesnis. Lapė žiemą slepiasi savo oloje. Sunku lapei žiemą surasti maisto, todėl dažnai lapė turi medžioti visą dieną, kad bent kiek numalšintų alkį. Vilko namai irštva. Ten jis slepiasi dieną ar per šalčius, o medžioja daugiau naktį. Vilkui taip pat sunku žiemą susirasti maisto. Bebrai minta vandens telkinių, pakrančių medžių ir krūmų žieve šakomis. Vandens ir kai kuriais sausumos žoliniais augalais. Žiemai kaupia maisto atsargas, todėl gali maitintis po ledu. Žiemą pakrantėse palieka neužšąlančias angas lede. Barsuko guolis iš sausų lapų ir žolių. Barsukas minga maždaug gruodį ir miega iki kovo mėnesio. Tačiau miegas nėra gilus, kartais, kai nešalta, išeina iš urvo. Žiemą nesimaitina, naudojasi sukauptomis riebalų atsargomis. Lūšys žiemą neužmiega, yra aktyvios. Jei žiemą sniego daug, tada ima medžioti didesnius gyvūnus. Žiemą šernų kailis pasidaro ilgesnis ir tankesnis. Visais metų laikais šernai labiausiai mėgsta spygliuočių medynus, ypač eglynus. Kiaunė gyvena lizde, kurį įsirengia medžio drevėje. Minta ir smulkiais žvėreliais ir augaliniu maistu. Net ir po sniego susiranda uogų. O kaip žiemoja vaikai? Gal čiuožinėja ant ledo? O gal daro sniego angelus? O gal laižo varveklius? O gal padeda žiemą išgyventi žvėreliams?